Man įdomu, ar esi kada gavęs žinutę laimėjai telefoną, spausk čia. Skamba viliojančiai. Sukčiai tuo ir pasinaudoja. Internetas patogi ir įdomi vieta, bet jame pilna spąstų, jei nemoki jų atpažinti. Pavyzdžiui, kokia Eglė gauna SMS. Tavo siunta sulaikyta, patvirtink čia www.tavosiunta.lt. Na ir jis susigundo, nes laukia siuntos ir nežino, kad tai apgaulė. Spusteli nuorodą ir įveda asmeninius duomenis. Po kelių dienų jos paštas užsipildo įtartinais laiškais. Eglė supranta, kad pateko į sukčių spąstus. Sukčiai keičia kaukes. Vieną dieną jie pašto siuntėjai, kitą bankų konsultantai ar net tavo draugai. Jie naudoja 3 pagrindinius būdus. Phishing, kai atsiunčia laišką, kuris atrodo kaip iš tikros įstaigos. Smishing, kai apgaulė ateina per SMS. Ir vishing, kai sukčius skambina ir kalba kaip tikras darbuotojas. Ir visi šie būdai turi vieną tikslą – pasinaudoti tavo neatidumu. Arba kita situacija. Tomas gauna laišką iš tariamo banko. Jūsų paskyra užblokuota, prisijunkite čia. Jis nepastebi keisto pašto adreso ir spaudžia tą nuorodą. Įveda prisijungimo duomenis. Ir po kelių valandų Tomas negali prisijungti prie savo banko, o iš jo sąskaitos dingsta pinigai. Sukčiai panaudojo jo duomenis piktnaudžiavimui. Arba tikrai esi gavęs žinutę apie prizą su nuoroda. Bet ką tu darytum? Pagalvok, ar tikrai pažįsti šį siuntėją? Ar normalu, kad bankas rašo iš neaiškaus adreso, o pašto tarnyba prašo patvirtinti siuntą, kurios net nelaukiai? Sukčiai dažnai apsimeta tais, ko net nėra, ir bando tave priversti reaguoti greitai. Jie palieka klaidų žinutėse, keistų raidžių adresuose ir siunčia nuorodos, kurios atrodo beveik kaip tikros. Jeigu žinutė atrodo keistai, reikalauja veikti staiga ir žada kažką per daug gero, sustok. Internetas kupinas ne tik galimybių, bet ir spąstų. Jei kažkas atrodo įtartina, tikėtina, kad taip ir yra.